Pirmųjų Kalėdų naktį dangaus angelas pasirodęs piemenims, sakė, nebijokite, aš jums skelbiu didelį džiaugsmą. Gimė Mesijas, išganytojas. Šitais angelo žodžiais nebijokite, skelbiu jums didelį džiaugsmą. Noriu pasveikinti Ąžuolo mokyklos bendruomenę, direktorių, visus pedagogus, mokinius, jų tėvelius. Ir iš viso širdies noriu palinkėti ramybės ir šventinio kalėdinio džiaugsmo. Labiausiai noriu palinkėti ramybės. Ąžuolo mokykla, kaip visi gerai žinote, ruošiasi tapti nevalstybinę mokyklą, prie kurios labai daug prisidės Kauno arkivyskupija. Kiekviena permaina įneša tam tikros sumaišties, tam tikro nerimo, kaip gyvensime, kaip viskas bus tvarkomasi. Noriu visus nuraminti, kad tikrai permainų daug nebus, bet ir tos permainos, kurios bus, jos bus daromos tik mokyklos naudai. Mokytojai, kurie norės dirbti nevalstybinėje mokykloje, juos priimsime. Iš tėvelių yra noras sukurti mokyklos amortizacinį fondą, iš kurio būtų naudojamos lėšos būtiniausioms mokyklos reikmėms. Tam fondui sukurti tikrai neprašysime kokių nors didelių įnašų, bet tie, kurie galės, gal į pusmetį, kokį 100 litų, maždaug. Tai būtų daugiau mažiau gal kaip simbolinis mokestis, bet būtų lėšų patiems svarbiausiems dalykams. Tie, kurie tikrai negalės, noriu nuraminti, tikrai galės šitoje mokykloje mokintis ir medžiaginiai dalykai negalės būti priežastimi, dėl kurios mokinys turėtų šitą mokyklą apleisti. Iš savo pusės aš pažadu ir tikrai kontroliuosiu, kad visa, kas bus daroma, kad būtų daroma skaidriai, už bet kokius piniginius pervedimus, tikrai viskas bus daroma viešai ir skelbiama. Man asmeniškai labai rūpi, kad mokiniai būtų laimingi, kad jie tikrai pasiektų savo gerus rezultatus moksle, bet kartu, kad formuotųsi gerais piliečiais ir pagaliau, kad sukurtų įsimokslinę gražias šeimas ir būtų laimingi. Visiems gražių, palaimingų Kalėdų.